Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Mažoji Lietuva prie savo tautinio kostiumo dabar jau kaip po privalomą turi tokią detalę, kuri vadinasi delmonas. Ir tai yra tekstilinė, plokščia, atvira kišenė, kuri buvo parišta ties juosmeniu. Žemaitės dar jas tašėm vadino, krepšais, o pačios lietuvininkas dalmonais, dimžukais, o tas toks kirtis ant balsės. Tai buvo detalė, kurią moteris iš ryto atsikėlė ir prisirišo. Eina miegoti ir tada tik nusiriša. Tai buvo labai svarbi detalė ir tai turėjo būti pas kiekvieną. Dailiai siuvinėtose krepšeliuose buvo laikomos šukos, monetos, raktai, giesmynai ir kiti smulkūs daiktai. Lietuvininkės delmonus ryšėjo jau 17 amžiuje, 18 amžiaus pradžioje, prie kasdienių ir šventinių drabužių. Yra išlikę ir kuklaus dekoro, ir puošnūs krepšeliai. Einant į bažnyčią, būdavo pasirišamas pats gražiausias. Buvo rūbai šventiniai ir prie tų šventinių rūbų buvo tik bažnyčinis delmonas. Kadangi buvo kantuojama įvairiom spalvom, tai į bažnyčią neždavosi gražų delmoną, puošnų, bet kantuota tik juodai. Kasdieniai krepšeliai ir muziejuose yra išlikusių jų, jie buvo labai paprasti. Paprasčiausios medžiagos išvis nepuošti arba labai santūriai puošti, arba tik tie apkantuoti, pavyzdžiui, raudonai, mėgo raudoną kantelį. Kaip ėjo riba, sienos didžiosios Lietuvos ir mažosios Lietuvos, lygiai taip ir sutapo delmonų radimo vietos, jų dėvėjimo vietos. Ir yra delmonai paplitę pagal to meto Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių rajonus, galima būtų sakyti, būtent tose vietovėse. Ir niekur kitur nėra, nors labai praktiška detalė. Lietuvininkės delmonus siuvosi bei dekoravo pačios arba užsisakydavo pas siuvėjus. Atitikmenų aptinkama kaimyninių tautų liaudiškos aprangos komplektuose ir aukštuomenės puošmenų kolekcijose. Išlikę autentiškų delmonų pavyzdžiai rodo, jog tuo laikotarpiu mada, audinių gamyba ir mainai buvo pakankamai išsivystę. Viena puošniausių Klaipėdos tradicinio kostiumo detalių – delmonas, kruopščiai siuvinėtas įvairias spalviais siūlais ir stiklo karoliukais, pažymėtas prazmeniu tekstu, data, inicialais. Augaliniai ir smulkūs siužetiniai ornamentai kuriami ant skirtingų faktūrų, spalvų audinių. Krepšelis siuvamas įvairių formų, stačiakampio, trapecijos ar daugiakampio. Jo apačia gali būti lygi, suapvalinta, platėjanti arba banguota. Pirmoji tokia pagrindinė taisyklė yra tamsus pagrindas. Daugiausia be abejo gėlių motyvai, augaliniai motyvai, gyvybės medis, kažkoks paukščiukas. Kaip pačios lietuvininkės ir jas stebėjusios žemaitės, ką sakydavo, kad jeigu gražus delmonas, jau karoliukais išsiuvinėtas, daug raštelių, daug spalvų, tai jis stengdavosi pasirišti taip ant sijono po prijuostę, bet kad maždaug trečdalis jo matytųsi. Ir tada kišant ranką į tą delmoną, pasikeldavo prijuostės kraštas ir ta tokia intriga, kad po prijuostę yra kažkas labai gražaus. Ir tas toksai matymas. Jeigu paprastesnis iš tų kasdieninių, tai tada jo nesimatydavo. Dar vienas toks įdomus dalykas yra, kadangi tai praktiška detalė, tai važiuodavo moteris į turgų, ką nors rimtesnio parduoti, tai reikia, kad tie pinigai prie savęs būtų.
Mes žinom, kad laikydavo, kai anksčiau yra į užantį pinigus, įvairiai pasikabindavo maišelius ant kaklo pasirišę. Bet lietuvininkės įdėdavo į tą patį delmoną ir tada tą delmoną ant sijono po prijuostę, o kartais ir į sijoną, kad jau ten niekas svetima ranka jau neras. Nors politinių suiručių metu delmonai buvo slepiami po sijonais, savo paskirties neprarado. Delmonus moterys pasimdavo ir išvažiuodamos ar ištremtos iš tėvynės. Kai reikia išsikraustyti, tai daugiausiai pasiimdavo va tos smulkiuosius rankdarbius. Ir tikrai ne vienas aprašas yra, kad pasimdavo delmonus. Tokios kelionės, kad netgi galima būtų vieno to daikto istoriją pasakoti per šeimos istoriją, per tautos istoriją. Klaipėdos krašto tautinis kostiumas nuo XIX amžiaus vidurio keitėsi, pradėjo dominuoti tamsios spalvos, tačiau delmonai išliko tokie pat spalvingi ir ryškūs, kaip ir šimtaraštės juostelės, skirtos delmonams prisirišti. Tai muziejuose turime eksponatų, kurie yra sudvigubinti, tai yra prie delmono prisiūta juostelė, tai kai darėme rekonstrukcijas, tai atkuriame ir tas pačias juostelės, konkrečiai tokia, kokia yra išlikusi. Šiaip juostelių yra daug per Lietuvą išlikę tų šimtaraščių, bet mes nežinom prie kurio delmono, kuri buvo. Aišku, visas galėjo būti. Juostelės siauros, 1-2 cm pločio, bet rašto elementas kartojasi tam tikrų ritmų arba iš vis nesikartoja. Vis laiką yra kitas ornamentas. Jas ir vadina todėl šimtaraštėm. Tai šitas daugiausiai buvo naudojamas susirišti. Siūdavo prie prijuostės, prisiūdavo prie delmono, susirišdavo lauknešėlius, viską, ką reikia surišti siaurą juostelę. Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo ekspertė, dizainerė Elena Matulionienė, meilė išskirtiniam tekstiliniam rankdarbiui perdavė ir savo dukrai Ievai Matulionytei. Mama ir dukra yra parengusios didžiausią atkurtų tradicinių delmonų kolekciją. Klaipėdietė Irena Ungaro yra pagaminusi savo prosenelės siuvinėto delmono kopiją. Siūti ir siuvinėti išmokusi iš savo lietuvininkės močiutės, Irena šiandien yra viena gabiausių bei kruopščiausių delmonų meistrių bei mokytojų. Čia yra kopija. Pats delmonas originalas randasi Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejuje. Tai buvo tokia graži istorija. Muziejus paprašė padaryti kopiją delmonų. Aš jį pradėjau daryti ir išsiaiškinau, kad tai mano prosenelės delmonas. Delmono siuvinėjimas turi gilesnę prasmę nei tik gražaus rankdarbio gaminimas aprangai ar interjerui puošti. Tradicinis jo dekoras išreiškia tautiškumą, pasaulėžiūrą, tuo pačiu tai yra originali, puošni bei labai asmeniška detalė. Delmonas tai be abejo yra labai išskirtinė graži detalė kostiumo, kurią galima ir dabar nešioti ir labai puikiai tinka prie šiuolaikinio įvaizdžio moters ar netgi išeigai ir prie džinsų kasdienai. Tai vėlgi jisai tinka kaip tada tiko prie visko, taip ir dabar prie visų rūbų galima pilnai nešioti. Rankose turiu delmonėlį tokį nedidelį. Jis čia daugiau skirtas mobiliam nešioti, ką ir minėjau. Šiais laikais visai toksai graži detalė bus ir galima nešioti mobilų. Siuvinėti delmonus ir siuvinėti aplamai moteris vėl grįžta prie to, labai smagu, nes kažkokiu momentu jos jau buvo nustoję rankdarbius, dabar sugrįžta. Mokymuose aš stengiuosi moteris mokinti vis dėlto, kad remiantis senaisiais pavyzdžiais kažkokiais, nes vis tiek tai norisi pratęsti tradiciją.